Sveiki, brangiai. Norėčiau dabar papasakoti apie projektą, kurį neseniai paleidinėjom, prie kurio nemažai laiko buvo dirbta, strateguota, planuota. Pats darbas po to gyvenintas pakankamai greitai. Šiandien norėsiu pakalbėti apie Black Stuff maisto papildų puslapį, maisto papildus. Džiugu, iš savo studijėlės galiu jums pasakoti. Taigi apie Black Stuff. Internetinis puslapis iš tikrųjų nebuvo pakankamai sudėtinga sukurti, dar yra keletą dalykų, kuriuos yra noro pakeisti, bet dar tinklaraštį reikia sukelti ir panašius dalykus. Tai čia toks labai neskubantis procesas, tačiau kas mums buvo labai svarbu sukelti produktus, padaryti jų tvarkingus aprašymus. Labai gaila, kad pats prekės ženklo atstovas sakė, kad būtina išlaikyti tas pačias nuotraukas naudoti, išlaikyti tą patį maksimaliai stilių, nors tam tikriuose dalykuose norėčiau keisti, bet toks jau buvo pageidavimas. Čia, sakykime, originali svetainė. Black Stuff ir pavadinimas man toks labai patinka. Šiaip labai man patinka šitas pavadinimas. Kilo iš tokio labai įdomaus gyvenimiškos, sakykime, įvykių, ar kaip čia pasakyti, tiesiog ateidavo šitie, kai jie sukūrė visą šitą produktą, šitie 4 vaikinukai, vyrukai, vaikinukai. Tai kai jie sukūrė šitą produktą, davė testuoti žmonėm, davė draugam, dar visą kitą, kiek pamenu per pokalbį, turiu visą podcastą padaręs, tai virš 1000 žmonių tą produktą pabandė, kad galėtų įsitikinti, ar tikrai veikia, ar viskas yra gerai. Tad jie galiausiai grįždavo ir sakydavo, ar gali duoti man to juodo daikto? Can you give me that black stuff? Ir, žinai, taip ir, sako, ir liko tas pavadinimas, duok man tą juodo daikto. Tai jie taip ir pavadino tą visą produktą, Black Stuff. Pats produktas tai iš tikrųjų įdomus, jis skirtas gerinti virškinimui, ko paskui gerėja mūsų miegas, gerėja odos kokybė, gerėja virškinimas, visa virškinimo mikroflora. Patys produktai yra prisotinti fulvo, humuso, rūgščių, kas padeda mūsų žarnyno sistemai veikti ir maksimaliai gerai įsisavinti maistinės medžiagas. Tai kaip padeda didinti energiją, gerina miego kokybę, padeda reguliuoti tuštinimąsi, subalansuoja mikrobiomą. Tai toks, kur produktas. Turim latvius broliukus ir lietuviai latviai. Tai irgi šitą produktą jie atvežė į Lietuvą, pristatė, bando įvesti rinką ir aš savo ruožtu bandau padėti. Turiu pas save čia irgi, turiu tą patį produktą, Black Stuffą, triufelius, gal iš čia aš jums parodysiu, nežinau, matysis. Taigi, turiu ir čia mes, kadangi neseniai darėm pokalbį apie šito produktų atsiradimą, tai dar pas mane čia ant stalo studijoje yra. Taigi, grįšiu prie puslapio, nebuvo sudėtinga, dar keletą dalykų mums reikėtų dar pakeisti apie mus, sudėti informaciją ir prie šito projekto aš padedu ne tik tai prie tinklapio klausimų, bet truputėlį prie komunikacijos, marketingo ir prekybos tinklo vystymo kūrimo, kad kuo daugiau atsirastų įvairiose vietose šitas produktas. Taigi, turbūt tiek apie šitą darbelį, nebuvo sudėtingas, reikėjo gražiai viską perdaryti, viskas padaryta custom, apie patį puslapio vidų, jeigu taip trumpai iš tinklalapio priežiūros, naudoju Elementorių, naudoju WooCommerce, pagrindiniai dalykai, kas vis tiek SiteKit įdiegtas, kad aš galėčiau sekti šituos
lankomumo statistika, iš kur kada kas atėjo, pats puslapis startavo ne tik ir seniai, tai mūsų tos statistikos nebus pakankamai daug. WooCommerce'as, Abandoned Cart, naudojas Hasta 123, kad suformuotų sąskaitas, Abandoned Cart ir taipogi šitoje visoje yra didmeninė prekybos sistema yra integruota, kad įmonės galėtų registruotis ir pirkti iš karto per vidinę sistemą didmeną. Tai patys produktai, dabar galvoju, triufelį, man atrodo, buvo galima, nėra nustatyta dar, bet padaryta, kad būtų galima didmeną pirkti. Jeigu įdomu, kaip veikia šitas pluginas didmenos, tai galėsiu padaryti atskirą video apie tai, kaip galima kaip jis veikia, kaip atrodo taisyklės, ko skiriasi pro versija nuo paprastos. Ir turbūt taip, SEO naudoja Yoast, vieniem tinka, kitiem tinka, Lightspeed Catch'as, kuris ateina kartu su hostingeriu, ir Local Translate. Vis tiek, Elementor'ui naudoju šitą Royal Add-oną ir naudojamas Pacer. Taigi toks labai minimalus paprastas puslapėlis. Dar yra Open Maps, Open User Map, irgi ką jisai man leidžia padaryti, to yra prekybos vietos. Nesam nurodę. Apie mus, to pažiūrėkim. Taigi, didmeninė prekyba, miesto valdai, pirkimo pardavimo taisyklės, pristatymų, naujienos. Taip, tada nėra dar padaryta, bet mintis buvo, prekybos vietas yra. Taip, peržiūrėti. Internetinė parduotuvės, kur galima įsigyti braliukai sveikam kūnui, storasta, laimiau, ir fizinės lokacijos dar yra tvarkoma. Kodėl man čia nerodo? Neveikia iki galo, tai todėl tas pluginas ir nepaleistas. Tai yra, bedarant video buvo atrastas bugas, bet todėl mes jų ir nesam parodę, bet mintis irgi išsiaiškinti, kodėl to nerodo, kad tas pluginas turi parodyti, galima susidėti lokacijas, kur žmogus užėjęs gali daugiau rasti informacijos apie tai. Kitą kartą bus galima padaryti, kad būtų tvarkingiau. Taigi, taip trumpai apie Blackstuff LT, ką mes naudojame jam, kad turėti tam tikrą vieną ar kitą informaciją. Ateityje pabandysiu padaryti update'ą, o jeigu įdomu sužinoti daugiau kažkokių vienų kitų patarimų ar kėl klausimų, tai rašykit, pabandysiu atsakyti, parodyti, kaip galim padaryti. Dėkui, kad žiūrėjote, iki kitą kartą.